Sveiki gyvi, išsiskyrėm su praeitą video pabaiga per Šienautę ir dabar netikėtai, nelauktai atbėga, kaip nelauktai, lauktai iš tikrųjų, bet netikėtai atbėga Javapjūtė. Tai varau avižų vežti. Aviža pakrauta, varau išsiversti ir kombains toliau kolum. Šiemet avižas tikrai negali skūstis, labai gerai byra. Viskas, aviža kulti baigta iš kondicionieriaus, bet vot smagu tas, kad į kiek buvo to lietaus lyja, bet pats grūts, na aišku, dabar čia per tiek stiklų per kamerą nesimatysi, bet pats grūts gražios tos tokios gelsvos spalvos nepajotavęs, bus biškiai iš šiaudų. Aišku, buvo vietom žolių, lenkėsi daugiau. Kur molins buvo, jie visko įvažiuoti, nukulti, nu, yra kaip yra tokie metai. Ten, kur molis biški buvo ir pačių avižų tokių daugiau žalesnių. Tai čia dabar gerai susipylė, reikės į bendrą katilą nepilti, ką neduotų tos žalesnės avižas keitimą. Sveiki gyvi. Tai susitepiau sąžiningai grėblį, visus taškus viską persėjau ir dabar šiaudų grėbims. Buvo per savaitę visas žolės, žolytės, viskas sudžiūvę, nudžiūvę. Tai reiks sugrėbti ir suspresuoti. Kovos randai likę. Na ir aišku, avižų, kurių nepavyko nukulti. Gerai, kad nebaisiai daug, nes kaip tyčia, kur gražias atrodo avižas tirštai, ten ir vandens tirštai buvo. Nu, bet niekam, dar kad tik tiek bėduosi, aišku, tik reikės jau šitas provėžas apsilyginti, nemažas gavos. Bet viskas gerai, kaip nors įveiksim. Dar atsiminiau, norėjau pasakyti, aišku, įrodymų neturiu, gali tikėti, netikėti, bet prieš porą savaičių Šilalės rajone vyko ralio varžybos. Vienas iš tų etapų buvo čia, va šitam kely. Ir esmė tokia, netoli to, sakykim, greičio ruožą, va ir įram avižas, kurias dabar griebu. Tik vat kas buvo nemalonu, kad atvažiavus kulti, iš po ralio buvo daug skarbuonkių, šiukšlių ir visa kita. Nu, aš ne ekspertas, bet man atrodo negražu taip daryti yra. Jeigu išgėriai, suvalgėja kažkam, tai įsidedi mašinai parsiveži. O jeigu ne, tai tada gal reikia net nepirkti, tegu būt parduotuvės lentynoje. Avižų neblogai bira, tai iš tikrųjų ir šiaudų, kai susikel, paliek pradalgės gražias, aišku. Jos ir papurusias, bet palyginus, bet tikrai nemažai yra. Jau dabar šits atmušant, tame jau po pirmą važiavimą, kur susivarė dvi pradalgės, kai vienos pašišiaušiai žiūrint, vos nesulig priekinio ratu. Taip iški gal bus ten kreikti. Padaryta pauzė po visų vakarinių šėrimus, po visko, pasistiprinta, pavalgyta, kad čia reikėtų nuveikti, nu gal varom dar šiaudų grėbti. Ir viskas, šiandien paskutinį pradalgė, paskutinis važiavims, ką rytoj veiksam, pamatysit rytoj. Darbus tęsim toliau, naktį biškį užlėja, iš tikrųjų nežinau kiek, bet kaip ir nedaug, nes kur sausa, kur kokia biški dobikė, kaip ir matus, kad buvo lėja, bet keliai, pakelės visur yra sausa, tai dabar gaunas biški į laukus neišlieksim, ryts toks, kaip sakau, lėtesnių tempų, tai dabar reik pasikreikti veršiukus, buliukus, o tada žiūrėti, kaip čia tas oras kan darys. Diena ėjo po biškim. Baig praeiti.
Dabar tvariau ant vakarinės šėrimusi, apsišerti, apsieiti visus, pašarų visur visko yra, tai netruksiu, o dabar kas dėl tolimesnių planų darbų sunku pasakyti, nes vasariniai dar nelabai tie yra kulami, neskaitant avižų, kur nukūlėm, nes dabar yra kviečių dar yra avižų vikių mišinys, bet irgi ant ribos, tiksliau ant klaustuko, tai dabar kan varau apsidirbti. O jūs žiūrėkit toliau, tikrai pamatysit. Susitinkam ne vasarišką, vos nepaskiau žiemos sekmadienį, vasaros sekmadienį. Dalgis užkabint, suruošsi. Šiandien rodo be lietaus, bet rodo tik max 16 šilumose. 8 išėjau važiuoti į ūkį, tai buvo plus 12. Ir toks rudeninis vėjas. Galėtų biški ant vasaros galo dar pašildyti. Pirmas rats apvažiuots, tai dabar galėjau pafilmuoti, nes vis tiek gauna tarbežiai visą kitą, tai nėra tolygumą, o dabar jau kan sėdėti važiuoti. Žolės nėra, kad būtų labai jau stebuklingai, bet ir pieva nebe pati jauniausia. Tačiau kiek bus, tiem pusę. Jau yra su pašarais tikrai neblogai, gal ir gerai, o dar vis tiek šiandien, aišku, visko nepavyks nupjauti, nes noras tą pačią dieną suspresuoti, bet gal bus taip, kad pjaunu šiandien kiek ein ir kiek ein suspėti, ir tada būtų dar vienas šienapjovės kabinims musėk. Ne, dar vieną neužteks, nes susipjautų visi, sakykime, nuo antras pjovims, o kur yra šviežių pievų, dar reikės trečią kartą. Tai žodžiu, dar reikės kabinti. Čia šviežia pieva, tai iš žolės taip šviežiai yra. Pirmą ratą važiuoju dabar, tai gražu. Gražu, žolės yra, bus ką griebti, bus presuoti. Aišku, kaip sakiau, per pratviškai nečiau, kol apsivažiuo. Noriu nusipjauti visur arčiau, kad paskui atmušant nereikėtų važiuoti antrą ratą, bet šiaip ribas ir žinomas, ne kažkokia daugiametė pieva, kur būn visko visaip ir viskas. Gražios žolytės bus, aišku, per tus lietus, kur yra tirštai, numatos, ką gavo peraušti, bet yra, kaip mėgstu sakyti, geriau rinktis mažesnė blogybė, negu būtume pjovę, būtų, nežinau, ten 15 kartų sulijani, tada jau išvežti šalin, kad išvežti. Einam, pažiūrėsim, šiaip traukė viskas buvo likusi, pjovimo aukštis tas pats turėtų būti, bet neblogai pasižiūrėti. Šiaip dedant yra per ranką, bet dar dėl įdomumą. Aišku, gal reikėtų ryškesnį metrą turėti, bet šiaip yra, nežinau, dabar įsimata, neįsimata, kažkas apie 10-11 cm. Tai manyčiau jau neblogai. Plius, aišku, prieš žiemą ir nereik nuskusti, bet dar į to laiką džels, bet didžiausias faktorius tame, kad ein paskui ir pašarą gražiai susigriebti ir neprisigrieb žemių. O tas man patinka. Beveik į pabaigą. Yra šlapių vietų, yra viena vieta, ten toks patamsėjams, aišku, ten vanduo laikos, bet toks jausmas, kaip būtų praknesta, tokia kaip duobė, kaip šernų, bet atrodo, kad prasiknesa, kad būtų kur vandens kėlė. Tas tokį įdomi toks tokį ratą, tai gamta. Lietus Lietuvoj į vėl. Šiaip nuo ryto vis kelis kartus sėja debesis, biški dulksna kreta, bet dabar biški daugiau užmeti. Tai nežinau, bet čia tik ties tuo viskas pasibaigs. Ar daugiau lys. Jeigu tik tiek, tai čia nieko, pjaučiau toliau, o jeigu, tai tada tikrai neverta, kad primerktų tam žolę. Žiūrėsiu, nes dabar šiaip į mašinas važiuo. Plento atrodo jau biški taškos.
pasakyti. Čia tiek velika tos dirvos. Čia porą važiavimų, čia da družikiai bus viskas. Nu, čia bus viskas, nežinau, per kamerą matot, bet jau grinai nebedulksna, o vara lietų, tai kiek čia da yra tos, čia družik pabaigu. Ir man atrodo, galėsiu atostogauti šiandien. Tas lietutis tikras išdikutis. Ir vėl va. Šviesu, ten biški tamsu, kaneblin varau da vieną pjauti. Po gabaliuką vis nusipjaunu. Aišku, čia šiaip prieš tai, kur pjauviau, buvo labiau ant kalną, buvo rasa prapūsta. Dabar tai atvažiavęs išlipau, tai kad ir prieš tą lietų ta žolė tokia buvo, nu, ne kad šlapia, bet dar einant batai šlapą. Nu, dabar biškant paviršiaus užmėto lietaus, bet jeigu daugiau neplys, šiaip šiandien, kad ir šalta vėjas yra. Tai jeigu vėjas yra, nėra šilumos, tu turėtų vis tiek kaip prapūsti. Tai sunku pasakyti, pavyks šiandien presuoti, nepavyks, gal daugiau užlys, o gal nebūžlys. Pamatysim sykiu, kaip čia bus. Užteks tinginiauti, varom ką nors dirbti. Tada planuose varau nusikabinti šienapjovę, užsikabinti grėblį, pasiruošti grėbimui, ta prasme. Tada musė, kol bus laiko, apsėsiu vakarinį šėrimą ir palei viską planuose presuoti atolus. Grėblys užkabinsim. Ten reikia buliuks pašerti. Agresija nuo mažens, bet pamačius kamerą, sakyk, aš nurimau, neišsiduodu. Ką tik rauliuoja. Nu, pasirodyk da. Matomai nedrįst filmuotis. Tai viskas. Mažyliai nuo pienmilčių yra atjunkyti. Vanduo. Dabar gaun yra mažesnė periodo kombikorma, tas stambesnė vyresnė. Tada traiškyti grūdai. Dabar prasidėjo jau ne tik tie miltai dasimaišyti, bet jau biški ir su rapsu. Nes kombikormas po biški pradės mažinti. Turi kisuotės, karts daugiau susijęt, karts mažiau, bet ateini šerts, nelabai dėmesį kreip. Gyvent savo rutinoje viskas. Pareinam. Tuoj. Bus greiti ir įsitę. Pareinam. Bėgantis bulius. Daug bėgančių bulių. Dabar pasitraukiam. Ramiai galės ėsti. Buliukai ir mažiai didelį pašertim. Dabar žiūriu visai smagiai taip užšildant vakarą. Bent programėlį rodo 20 šilumosam. Ir ką? Varau grėbti. Porą kartų išlipau susireguliavimui po šiaudų grėbimą, nes, kaip ir sakiau, buvau įsikėlęs aukštai. Tai dabar į tarps nuo žemės yra. Aišku, dėl to gerai, kad ir aukščiau pjaunas. Ir šiaip, kur nėra kokia visai smulki sukritusi žolė, tai viskas tvariai sugrėbu. Toj dirvoj dabar žolės, kai įpjoviau, matęs, kai yra daugiau. Todėl einu pasikelti brezentą. Galės daryti platesnės, biški stambesnės pradalgės. Plius
antrą kartą važiuojant ta pirma pradalgė, kai nepersivert, nesigaun guzais. Tai padarykiam gražiai. O šiaip, da šiaip ir nebuvau išlipęs žiūrėti pašarą, neskaitant, kol reguliavau pirmoj dirvoj. Bet šiaip yra neblogai padžiūvęs. Viršus yra traškantis, apačia prie žemės žalesnė, bet gerai. Nes dabar iš tikrųjų šienaujant atolus pavyks daugiau pavytinti, nes pirmas žolės mišiniai dėl, sakykime, šlapių, vėsių orų nelabai buvo, kad ir vieną dieną pjauni, kitą dieną presuoji, bet vis tiek gavosi šlapumą. Todėl dabar bus sausesniai ir bus kan šerti veršiukam drąsiai. Sunku buvo įžiūrėti matus ar nematus, bet dabar rodžiau, kaip atmušant pradalgį be brezentą rotorių laikai. Panašiai taip, kai met pradalgį per atmušimą, kad neverstų pirmos pradalgės, kai gaunas tikrai dailės gražias pradalgės. Jokių guzų nieka, da, kaip sakant, kai einu sužiūrėti, čiut ir plačiau darau, svarbu, kad nebūtų per plačiai paskui presas neįkipsam. Bet šiaip smagiai, turbūt matos arba nesimato, bet šiaip pradalgis visai dailės gaunas. Bet kaip sakau, kas kaip mėgstas, taip darom. Tikrai nelieku visiems taip daryti. Aš irgi karts vienaip, karts kitaip, karts tą kitaip, palei laiką, palei pievą, palei aplinkybės, tai žodžiu. Tik patariams. Greblys perreguliuots, pradedu šiaudų griebimą. Bet tai kai saulė jėgi šviet, jau neapsuprantu, susiraugęs ar nesusiraugęs, o biški medžiai užstoja. Nu viskas, ten reikėjai sugriebiau, prigriebiau, da sugriebiau. Tai ties tuo video įbaigsam. Darbings video, visko daug, visko po biškį. Ir kaip visada, ačiū, kas palaikot, kas žiūrat, peržiūrėjot, like, subscribe ir iki greito.